Iš konferencijų centro Salt Lake City šventyklos aikštėje transliuojami 185-osios visuotinės metinės pastarųjų dienų šventų Jėzaus Kristaus bažnyčios konferencijos sekmadienio rytinė sesija. Joje kalbės bažnyčios visuotiniai įgaliotiniai ir pareigūnai. Šioje sesijoje giedos Mormonų tabernakulio choras. Šią transliaciją visuomeniniais pagrindais parengė Bonneville Distribution. Bet koks šios programos dauginimas, įrašymas ar kitoks panaudojimas be raštiško sutikimo draudžiamas. Šią sesiją ves prezidentas Henris B. Eyringas, pirmasis patarėjas bažnyčios pirmojoje prezidentūroje. Broliai ir seserys, šį gražų Velykų rytą sveikiname jūs pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios 185-osios visuotinės metinės konferencijos sekmadienio rytinėje sesijoje. Esame dėkingi už šią galimybę susirinkti drauge, paminėti mūsų gelbėtojo Jėzaus Kristaus apmokėjimą ir prisikėlimą. Prezidentas Thomas S. Monsonas, kuris pirmininkauja konferencijoje, paprašė mane vesti šią sesiją. Sveikiname ir siunčiame nuoširdžius linkėjimus jums, kurie visame pasaulyje dalyvaujate šiame susirinkime per radiją, televiziją, internetą ar palydovinį ryšį. Sveikiname visuotinius įgaliotinius ir visuotinius pareigūnus, kurie šį rytą yra su mumis. Šioje sesijoje giedos Mormonų tabernakulio choras, diriguojamas Meko Wilbergo. Vargonuos Klejus Christiansenas ir Richardas Elliotas. Šį susirinkimą choras pradėjo giesmė Karalius, viešpats mūs. O dabar pamalonins mus giesmė Prisikėlė. Tada įžanginę maldą sukalbės sesuo Linda S. Reeves, antroji patarėja visuotinė paramos bendrijos prezidentūroje. Po jos choras sugiedos giesmę Pažvelkite į lelijas. Free
Mūsų brangus Tėve danguje, kaip mes mylime Tave. Brangus Tėve, kokie dėkingi esame galėdami susirinkti drauge šį šlovingą Velykų rytą ir prisiminti mūsų mylimą gelbėtoją. Tėve, laimink mus, kad galėtume suprasti ir atpažinti viską, ką Jis yra dėl mūsų padaręs asmeniškai. Esame dėkingi, kad mus veda pranašas. Tavasis pranašas Tomas Esmonsonas ir kiti pasišventę vadovai. Mes prašome Tavęs laiminti juos. Tėve, palaimink visus tuos, kurie dalyvauja šią dieną. Laimink kiekvieną iš mūsų, Tėve, kad jaustume savo širdyse tuos dalykus, kuriuos turime žinoti ir jausti, kurie mus tvirtai laikys susietų su Tavimi ir Tavo sūnumi. Kokie dėkingi mes esame už sandorų palaiminimus ir šventiklas. Ir vėl, brangus Tėve, mes reiškiame savo dėkingumą Tau ir Tavo sūnui, mūsų gelbėtojui. Ir tai sakome Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Dėkojame už nuostabią muziką. Dabar mums teks privilegija klausytis mūsų pranašo, prezidento Tomo S. Monsono. Po jo kalbės sesuo Rosemary M. Wixom, visuotinė pradinukų organizacijos prezidentė. Tada į mus kreipsis Jose E. Takšeira iš 70. Prezidentė Monsonai. Mano mylimi broliai ir seserys, koks dėkingas esu galėdamas būti su jumis šį nuostabų Velykų rytą, kuomet mūsų mintis nukrypsta į pasaulio gelbėtoją. Kiekvienam iš jūsų siunčiu savo meilę ir sveikinimus, bei meldžiu, kad mūsų dangiškasis tėvas įkvėptų mano žodžius. Ši konferencija pažymi 7 metus nuo tada, kai buvau palaikytas bažnyčios prezidentu. Tai buvo įtempti metai, kupini ne tik kelių iššūkių, bet ir nesuskaičiuojamų palaiminimų. Tarp man labiausiai patikusių ir švenčiausių palaiminimų buvo progos pašventinti ir iš naujo pašventinti šventiklas. Praeitą lapkritį man teko privilegija pašventinti nuostabę naują Arizonos Fenikso šventyklą. Kartu su manimi buvo prezidentas Dieteris F. Uchtdorfas, vyresnysis Dalinas H. Auksas, vyresnysis Richardas J. Mainsas ir vyresnysis Linas G. Robinsas. Pašventinimo išvakarėse buvo surengta nepakartojama kultūrinė šventė, kurioje nuostabiai pasirodė virš 4000 mūsų jaunuolių iš šventyklos apygardos. Kitą dieną ši šventykla buvo pašventinta per 3 šventas ir įkvepiančias sesijas. Šventyklų statymas labai aiškiai rodo bažnyčios augimą. Šiuo metu visame pasaulyje turime 144 veikiančias šventyklas, 5 yra rekonstruojamos, remontuojamos ir dar 13 statoma. Be to 13 anksčiau paskelbtų šventyklų dabar yra įvairiuose pasiruošimo statyboms stadijose. Šiais metais tikimės iš naujo pašventinti 2 šventyklas ir užbaigti bei pašventinti 5 naujas šventyklas. Pastarosius 2 metus buvome susitelkę į anksčiau paskelbtų šventyklų užbaigimą. Tad laikinai neplanavome papildomų šventyklų statybų. Tačiau šį rytą man labai malonu paskelbti 3 naujas šventyklas, kurios buvo pastatytos šiose vietose. Abidžane, Dramblio kaulo krante, Port-au-Prince, Haityje ir Bankoke, Tailande. Kokie nuostabus palaiminimai laukia mūsų ištikimųjų narių šiose vietovėse. Kaip ir visur, kur šiame pasaulyje yra šventyklos. Ir toliau tyrėme poreikius bei ieškome vietų kitoms šventykloms, nes trokštame, kad kuo daugiau narių turėtų galimybę šventyklą lankyti be didelių laiko ir išteklio aukų. Kaip tai darėme iki šiol, taip ir toliau jūs informuosime apie šių darbų eigą ir mūsų sprendimus. Kai mąstau apie šventyklas, mano mintis nukrypsta į ten gaunamus gausius palaiminimus. Įžengdami pro šventyklos duris paliekame pasaulio pramogas ir painiavą. Šios šventos šventovės viduje randame grožį ir tvarką. Tai yra vieta mūsų sieloms pailsėti ir atsikvėpti nuo gyvenimo rūpesčių. Šventykloje galime patirti tokį dvasingumą ir tokią ramybę, kuri pranoks bet kokius kitus jausmus, galinčius ateiti į žmogaus širdį. Suvoksime tikrąją šių gelbėtojų žodžių prasmę. Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Te nebūgštauja jūsų širdis ir te neliūdi. Tokia ramybė gali prasismelkti į bet kokią širdį, neramę, prislėgtą, sumišusią ar meldžiančią pagalbos.
Neseniai asmeniškai susipažinau su vienu vaikinu, kuris šventykloje lankėsi su pagalbos meldžiančia širdimi. Prieš daugelį mėnesių jis buvo gavęs pašaukimą tarnauti misionieriumi Pietų Amerikoje. Tačiau jo vizos reikalai taip ilgai strigo, kad jis buvo paskirtas į kitą misiją Jungtinėse valstijose. Nors ir nusiminė, kad negalės tarnauti pirmojo pašaukimo vietoje, jis uoliai vykdė savo naująjį pašaukimą, pasiryžęs tarnauti visomis savo išgalimis. Tačiau jo ryžtą silpnino neigiamą įtaką misionierių, kuriems rodos labiau rūpėjo smagiai praleisti laiką, nei dalintis Evangeliją. Po kelių mėnesių šį vaikiną ištiko labai rimta sveikatos problema, palikusi jį dalinai paralyžiuotą. Tad jis buvo išsiųstas gydytis namo. Po kelių mėnesių šis vaikinas visiškai pasveiko, o paralyžius praėjo. Jis buvo informuotas, kad vėl galės tarnauti misionieriumi. To jis meldė diena iš dienos. Vienintelis liūdinantis dalykas buvo tai, kad jis turės grįžti į tą pačią misiją, iš kurios išvyko, kurioje kai kurių misionierių elgesys ir požiūris buvo ne tokie, kokie turėjo būti. Jis atvyko į šventyklą, ieškoti paguodos ir patvirtinimo, kad būdamas misionieriumi turės gerų patyrimų. Jo tėvai irgi meldėsi, kad šis apsilankymas šventykloje reikiamai padėtų jų sūnui. Po sesijos įėjęs į celestialinį kambarį, vaikinas atsisėdo į kėdę ir pradėjo melstis patarimo iš dangiškojo tėvo. Netrukus į celestialinį kambarį įėjo kitas vaikinas, vardu Lendonas. Jam įėjus į kambarį, jo žvilgsnį iš karto patraukė kėdėje sėdėjęs užsimerkęs ir akivaizdžiai besimeldžiantis vaikinas. Lendonas pajuto aiškų raginimą pasikalbėti su tuo vaikinu. Tačiau nedrįsdamas trukdyti, jis nusprendė palaukti. Praėjus dar kelioms minutėms ir tam vaikinui vis dar besimeldžiant, Lendonas suprato, kad ilgiau nebegali atidėlioti raginimą. Jis priėjo prie vaikino ir švelniai palietė jo petį. Vaikinas žvilgtelėjo aukštyn, nustebęs, kad kažkas jam sutrukdė. Lendonas tyliai tarė: "Pajutau norą pasikalbėti su tavimi, nors ir ne visai žinau kodėl." Kai jie pradėjo kalbėtis, vaikinas Lendonui išliejo savo širdį, paaiškindamas situaciją ir pabaigoje išsakydamas troškimą būti nuramintam ir padrasintam dėl misijos. Lendonas pats prieš metus grįžęs iš sėkmingos misijos papasakojo apie savo potyrius misijoje, su kokiais iššūkiais ir rūpesčiais teko susidurti, kaip prašė pagalbos iš viešpaties ir kokius palaiminimus gavo. Jo žodžiai buvo guodžiantis ir patikinantis, o jo entuziazmas dėl misijos buvo užkrenčiantis. Kai galiausiai jo baimės atslūgo, vaikinas pajuto ramybę, supratęs, kad į jo maldą buvo atsakyta, ir jis pajuto gilų dėkingumą. Abu vaikinai kartu pasimeldė ir tada Lendonas susiruošė išeiti, laimingas, kad paklausė gauto įkvėpimo. Kai jis pakilo išeiti, vaikinas paklausė Lendono: "Kurioje misijoje tarnavai?" Iki tol nei vienas iš jų nebuvo užsiminęs apie tai, kurioje misijoje tarnavo. Kai Lendonas pasakė savo misijos pavadinimą, vaikino akise ėmė tvinkti ašaros. Lendonas tarnavo toje pačioje misijoje, į kurią sugrįžtas vaikinas. Neseniai Lendonas man laiške papasakojo, ką tas vaikinas jam pasakė prieš jiems išsiskiriant. Tikėjau, kad dangiškasis tėvas mane palaimins, tačiau net neįsivaizdavau, kad man padėti jis atsiųs žmogų, kuris tarnavo mano misijoje. Dabar jau žinau, kad viskas bus gerai. Citatos pabaiga. Nuolanki, nuoširdi malda buvo išklausyta ir atsakyta. Mano broliai ir seserys, mūsų gyvenime pasitaikys pagundų.
Patirsime išmėginimų ir iššūkių. Jei lankysime šventyklą ir prisiminsime ten sudarytas sandoras, tai sugebėsime geriau įveikti tas pagundas bei pakelti savo išmėginimus. Šventykloje galime surasti ramybę. Šventyklos palaiminimai yra neįkainojami. Vienas iš palaiminimų, už kurį esu dėkingas kiekvieną savo gyvenimo dieną, yra tas, kurį mano mylima žmona Francis ir aš gavome klupodami prie šventojo altoriaus ir sudarydami sandoras, surišančias mūdu visai amžinybei. Man nėra brangesnio palaiminimo nei ramybė ir paguoda kylanti iš žinojimo, kad mūdu vėl būsime drauge. Telaimina mus dangiškasis tėvas garbinimo šventykloje dvasia, kad būtume paklusnus jo įsakymams ir kad rūpestingai sektume mūsų viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus pėdomis. Liudiju, kad jis yra mūsų išpirkėjas. Jis yra Dievo sūnus. Jis yra tas, kuris tą Velykų pirmąjį rytą išėjo iš kapo, visiems Dievo vaikams atnešdamas amžinojo gyvenimo dovaną. Šią nuostabią dieną švęsdami tą svarbų įvykį atnašaukime dėkingumo maldas už jo nuostabes ir nepakartojamas dovanas mums. Kad taip būtų, meldžiu, nuolankiai, jo šventų vardu. Amen. Prezidente Monsonai, šį Velykų rytą esame be galo dėkingi, galėdami klausytis mūsų gyvojo pranašo balso. Branginame jūsų žodžius ir jūsų patarimą. Išmokime džiaugtis šią gyvenimo kelionę, bei ateitis yra tiek šviesi, koks jūsų tikėjimas. Pradinukai šiais metais dainuodami Žinau, Jėzus myli mane, skleidžia tikėjimo Jėzumi Kristumi džiaugsmą ir šviesą. Jų lūpomis skamba tiesa. Aš žinau, gyvas jis. Širdį aš jam skiriu. Kiekvienas iš mūsų gyvenimo kelionėje galime sekti pradinukų pavyzdžiu ir sustiprinti savo tikėjimą Jėzumi Kristumi ir rasti džiaugsmą. Neseniai paramos bendrijoje klausiausi jaunos mamos pasakojimo apie jos atsivertimo kelionę. Ji užaugo bažnyčioje, jos gimdytojai mokė ją Evangelijos. Ji lankė pradinukų, vėliau merginų organizaciją ir seminariją. Jai patiko mokytis ir atrasti tiesas. Ji visuomet ieškodavo atsakymų į klausimą, kodėl. Vyresnysis Russellas Nelsonas yra pasakęs, viešpats gali mokyti tik smalsų protą. Ši mergina buvo pasiruošusi priimti mokymą. Baigusi vidurinę, ji studijavo universitete. Šventykloje buvo užantspauduota su misijoje tarnavusiu vaikinu ir buvo palaiminta galėdama susilaukti gražių vaikučių. Būdama smalsi, ši motina nesiliovė klausinėjusi. Tačiau klausimams sudėtingėjo ir atsakymai. Kartais ji net negaudavo atsakymų, kurie jai suteiktų ramybės. Galiausiai, beieškant atsakymų, kildavo vis daugiau klausimų ir ji pradėjo abejoti esminiu savo tikėjimo pamatu. Šiuo sudėtingu gyvenimo periodu ją supantys žmonės sakydavo, pasikliauk mano tikėjimu, o ji savo galvojo, negaliu, jūs nesuprantate, jūsų nekamuoja mano klausimai. Jie aiškino, buvau pagarbi tiems, kurie neturėjo dvejonių, jei jie būdavo pagarbus man. Daugelis taip ir darydavo. Jis sakė, mano gimdytojai žinojo, kas mano širdyje ir manęs nevaržydavo. Man stengiantis išsiaiškinti tiesą, jie tiesiog nusprendė mane mylėti. Šios jaunos mamos vyskupas dažnai su ja susitikdavo ir išreikšdavo savo pasitikėjimą. Apylinkės nariai taip pat nesivaržydami mylėjo savo meilę ir ją priėmė. Jos apylinkė nebuvo ta vieta, kur reikėdavo apsimetinėti. Tai buvo vieta, kurioje buvo siekiama puoselėti. Buvo įdomu, prisimena ji, nes tuo metu jutau artimą ryšį su savo mirusiais seneliais. Jie mane palaikė ir ragino nepasiduoti. Jaučiau, lyg jie sakytų, susitelk į tai, ką žinai. Nors ir turėjo stiprią paramą, ji tapo mažiau aktyvi. Ji sakė,
Netitolau nuo bažnyčios dėl to, kad pradėjau blogai elgtis. Tapau dvasiškai apatiška, ieškojau priežasties nesilaikyti įsakymo ar ieškojau lengviausios išeities. Jaučiau, kad man reikia atsakymo į klausimą, kuo iš ties tikiu. Maždaug tuo metu jis skaitė panašius jausmus išgyvenančios motinos Teresės raštų knygą. 1953 metais laiške motina Teresė rašė: prašau pasimelskite už mane, kad nesugadinčiau jo darbo ir kad pasireikštų viešpats, nes manyje tūno tokia tamsybė, lyg viskas būtų mirę. Taip jaučiuosi beveik visą laiką nuo tol, kai pradėjau darbą. Paprašykite mūsų viešpaties man suteikti drąsos. Arkivyskupas Perje atrašė: motinėlė, Dievas su jumis. Nesate tokioje baisioje tamsoje, kaip manote. Kelias, kuriuo turime eiti, ne visuomet aiškus nuo pat pradžių. Melskite šviesos, nepriimkite skubotų sprendimų, įsiklausykite į tai, ką kiti nori pasakyti, apsvarstykite jų pasiūlymus. Visuomet išgirsite tai, kas jums galėtų padėti. Vadovaudamas įtikėjimu, malda ir protu, su gera intencija, jūs turite pakankamai. Mano draugė pradėjo manyti, kad jei motina Teresė galėjo gyventi pagal išpažįstamą religiją, neturėdama visų atsakymų ir neturėdama aiškaus suvokimo apie viską, galbūt tai galės daryti ir jie. Tikėdama, ji galėjo žengti vieną žingsnelį į priekį, tada žengti dar vieną. Ji galėjo susitelkti į tiesas, kuriomis tikėjo, ir leisti toms tiesos užpildyti jos protą ir širdį. Mąstydama apie tą laikmetį, jis sakė: mano liudijimas tapo tarsi pelenų krūva. Jis visas supleškėjo. Teliko Jėzus Kristus. Ji pridūrė: jis nepalieka žmogaus turinčio klausimą. Kai stengiamasi laikytis įsakymų, durys atviros. Malda ir raštų studijavimas man tapo nepaprastai svarbus. Jos pirmieji žingsniai stengiantis atkurti tikėjimą buvo grįžimas prie esminių Evangelijos tiesų. Ji nusipirko vaikiškų dainelių knygą ir pradėjo skaityti dainelių žodžius. Jie jai tapo brangiu turtu. Ji meldė tikėjimo padėsiančio pašalinti sielas legiantį jausmą. Ji sužinojo, kad radusi teiginį, kuris ją verčia dvejoti, ji gali sustoti, pažvelgti į bendrą vaizdą ir apmąstyti, kaip tas Evangelijos aspektas gali būti pritaikytas jos gyvenime. Ji sakė: aš užduodu savo tokį klausimą, ar man ir mano šeimai tikslinga eiti šiuo keliu. Kartais savęs paklausdavau, ko linkiu savo vaikams. Suvokiau, jog noriu, kad jie susituoktų šventykloje. Būtent tada į mano širdį sugrįžo tikėjimas. Vyresnysis Jeffris Hollandas sakė: nuolankumas, tikėjimas ir šventosios dvasios įtaka visuomet bus tie elementai, kurie lydės kiekvieną tiesos ieškojimą. Nors ji turėjo neatsakytų klausimų apie Mormono knygos kilmę, ji negalėjo paneigti tiesų, kurias pažino Mormono knygoje. Norėdama geriau suprasti gelbėtoją, ji savo studijas buvo sutelkusi į Naująjį testamentą. Tačiau galiausiai, sakė ji, vėl supratau skaitanti Mormono knygą, todėl, kad patiko, ką jutau skaitydama apie Jėzų Kristų ir jo apmokėjimą. Ji užbaigė sakydama: reikia turėti asmeninių dvasinių patyrimų susijusių su šios knygos tiesomis. Ir ji tai patyrė. Skaitydama Mormono knygą jutau nuolatinį vadovavimą. Tikėkite Dievą. Tikėkite, kad jis yra ir kad jis sukūrė visą. Tikėkite, kad jis turi visą išmintį ir visą galią tiek danguje, tiek ir žemėje. Tikėkite, kad žmogus nesuvokia visko, ką gali suvokti viešpats. Maždaug tuo metu ji buvo pašaukta tarnauti pradinukų organizacijos pianiste. Jis sakė: buvau saugi, norėjau, kad mano vaikai eitų į pradinukus ir tai reiškia, kad aš galėsiu būti su jais. Be to, aš dar nebuvau pasiruošusi mokyti. Tarnaudama jį jautė, lyg aplinkiniai sakytų: eikš, tu mums reikalinga ir nesvarbu, kur jautiesi esanti dvasiškai. Mes tau padėsime ten, kur reikia. Dalinkis tuo, kuo gali dalintis. Akomponuodama pradinukų daineles, ji dažnai mąstydavo: tai tiesos, kurias myliu. Aš vis dar galiu apie tai paliudyti. Paliudysiu tik tai, ką žinau ir kuo pasitikiu. Galbūt tai nebus tobulas pažinimas, bet tai bus tai, kuo galiu dalintis. Tai, į ką susitelkiu, auga manyje. Nuostabu, kad galiu sugrįžti prie esminių Evangelijos tiesų ir jausti, kaip viskas tampa aišku.
Ta sekmadienio rytą, klausydamas iš šios jaunos sesers pasakojimo, prisiminiau, kad savo pamatą turime statyti ant mūsų išpirkėjo uolos. Taip pat prisiminiau vyresniojo Jeffrio Hollando patarimą. Tvirtai laikykitės to, ką jau žinote. Tvirtai stovėkite, kol ateis papildomas pažinimas. Per jos pamoką dar giliau suvokiau, kad atsakymus į nuoširdžius klausimus gauname tada, kai nuoširdžiai jų ieškome ir gyvename pagal įsakymus. Prisiminiau, kad mūsų tikėjimas gali padėti pasitikėti tuo, kas šiuo metu nesuvokiama protu. Noriu lygiuotis į tuos, kurie su meilė priėmė šią jauną mamą glėbin ir ją palaikė. Prezidentas Dieteris Uchtdorfas sakė, visi esame piligrimai, einantys mokinystės keliu ir ieškantis Dievo šviesos. Mes nesmerkėme kitų dėl jų turimos ar neturimos šviesos. Mes puoselėjame ir skatiname bet kokią šviesą, kol ji tampa ryški, skaisti ir patikima. Pradinukai dainuodami vaiko maldą dainelę užduoda tokį klausimą. Dangiškasis tėve, ar tikrai esi? Ar man į maldą atsakyti išties gali? Veikiausiai ir mes retkarčiai susimąstome, ar dangiškasis tėvas tikrai yra. Ir tuomet, kaip ir mano draugė, džiūgauti, kai atsakymai ateina ramiu paprastu būdu. Liudiju, kad tie paprasti patikinimai gaunami, kai jo valia tampa mūsų valia. Liudiju, kad šiandien žemėje turime tiesą. Jo evangelija yra pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčioje. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Mano brangus broliai ir seserys, stoviu prieš jūs su didžiu džiaugsmu šioje konferencijoje. Man, seseriai Teišeirai, ir visai mūsų šeimai išminties žodžių, patarimų, paguodos ir perspėjimų duotų visuotinių konferencijų metu klausimasis tapo nepamatuojama palaima. Šiuo ypatingu metų laiku, ypač šią Velykų šabo dieną, negaliu negalvoti apie gelbėtojo mokymų svarbą ir mano gyvenime jaučiama jo malonų meilės kupiną pavyzdį. Geriau suprasdami Jėzų Kristų, įgysime didesnę viltį ateitimi ir nepaisant mūsų netobulumų, daugiau ryžto siekti dorų tikslų. Tai taip pat suteiks mums daugiau noro tarnauti artimui. Viešpats kalbėjo, dėl kiekvienos minties ieškokite manęs, neabejokite, nebijokite. Reikia imtis vertų kasdienių pastangų viešpatės paieškoms ir jo artumui pajausti. Broliai ir seserys, šiandien labiau nei bet kada mums pasiekiamas Jėzaus Kristaus mokymu ir jo apmokėjimo supratimui gilinti skirtos išskirtinės galimybės ir priemonės. Tinkamo šių priemonių naudojimas padės gyventi produktyvų džiaugsmingą gyvenimą. Palyginime apie vynmedį ir jo šakas, gelbėtojas pasakė, pasilikite manyje, tai ir aš jumise pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs bevaisiai, nepasilikdami manyje. Kuo geriau suprantame nepaprastą Kristaus vaidmenį mūsų gyvenimuose, tuo geriau suvokiame šio mirtingojo gyvenimo tikslą – džiaugtis. Tačiau tas džiaugsmas neapsaugo nuo išbandymų ir sunkumų, kurie kartais būna tokie sunkus ir sudėtingi, kad gali priversti mus prie minčių, kad tokiomis aplinkybėmis laimingam būti neįmanoma. Iš patirties žinau, kad džiaugsmas, kylantis gyvenant dorai ir pasiliekant Kristuje, gali išlikti nepaisant mirtingajam gyvenimui būdingų negandų. Galiausiai tos negandos dažnai mus praturtina, ištobulina ir veda link geresnio supratimo apie būties prasmę ir Jėzaus Kristaus apmokėjimą.
Iš tiesų, džiaugsmo pilnatvę galima pasiekti tik per Jėzų Kristų. Jis sakė, aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti. Tikiu, kad gilindami supratimą apie viešpatį, sustiprinsime norą gyventi džiaugsmingą gyvenimą ir įsitikinsime, kad džiaugsmas yra įmanomas. Taip mes geriau sugebėsime net ir sunkiomis aplinkybėmis kasdien turėti didesnį norą gyventi ir laikytis Dievo įsakymą. Neatidėliokime rytoj to, ko negalime padaryti šiandien. Pas Kristų privaloma ateiti dabar, nes jei juo tikime, darbuosimės, kol dabartis taip vadinama šiandieną. Mums vertėtų palaikyti dažną kasdienį sąlytį su Kristaus mokymais. Kasdien rodomi nedideli poelgiai ir darbai atneš šiuos pokyčius. Pirma, pagilins mūsų supratimą apie viešpatės svarbą mūsų gyvenimuose. Antra, padės perduoti šį supratimą augančioms kartoms, kurios matydamos mūsų sąžiningo gyvenimą pagal Evangeliją pavyzdį tikrai pajaus dangiškojo tėvo ir jo sūnaus Jėzaus Kristaus meilę. Taigi, kokie paprasti poelgiai šiais laikais gali tapti balzamo mūsų sieloms ir sustiprinti mūsų liudijimą apie Kristų ir jo misiją. 2014 metų National Geographic fotografijos konkurse buvo gauta 9200 profesionalių fotografų ir mėgėjų iš 150 šalių darbų. Konkursą laimėjusioje nuotraukoje vaizduojama moteris, stovinti pilname žmonių vagone. Jos telefonas skleidžiama šviesa apšviečia veidą. Kitiems keleiviams jį perduoda aiškią žinią. Nors fiziškai jį ten, jos dėmesys yra kitur. Mobilusis internetas, išmanieji telefonai ir socialiniai tinklai visiškai pakeitė mūsų gyvenimo būdą ir bendravimą su kitais. Šiuo skaitmeniniu laikotarpiu galime taip greitai pasinerti į tokias vietas, kurios mus staigiai atitrauks nuo ilgalaikio džiaugsmo kupinam gyvenimui būtinų dalykų. Jei šį gyvenimą internete palikti savieigai, daugiau dėmesio pradėsime skirti ne žmonėms, su kuriais gyvename, mūsų šeimoms, bet tiems, kurių nepažįstame arba nesame niekada sutikę. Kita vertus, visi žinome, kad esame palaiminti turėdami prieigą prie puikios medžiagos internete. Taip pat to, ką kuria bažnyčia. Tekstinių ir garsinių šventų raštų ir visuotinių konferencijų kalbų versijų, filmukų apie Jėzaus Kristaus gyvenimą ir mokymus, programėlių, kuriomis galime kaupti šeimos istoriją ir klausytis įkvepiančios muzikos. Mūsų pasirinkimai ir prioritetai, kuriais vadovaujamės laiką leisdami internete, yra labai svarbus. Jie gali nulemti mūsų dvasinį progresą ir Evangelijos pažinimo lygį, bei mūsų norą darbuotis gerinant pasaulį ir gyventi produktyvesnį gyvenimą. Dėl šių priežasčių norėčiau paminėti 3 paprastus įpročius, kurie naudojimąsi internetu padarys tinkamą. Šie įpročiai padės kasdien įvertinti save. Tai būtina mums, norintiems augti ir šlietis prie dangiškojo tėvo ir jo sūnaus Jėzaus Kristaus mokymo. Pirmasis įprotis. Ieškodami medžiagos, lankykitės oficialioje bažnyčios svetainėje. Savaitės metu lankydamėsi dažnai ir ieškodami įvairios medžiagos, tapsime jautresniais Evangelijos mokymams. Bei kviesime savo šeimos narius ir draugus prisiminti ir galvoti apie pačius svarbiausius dalykus. Antras įprotis. Tapkite oficialių bažnyčios socialinių tinklų turinio prenumeratoriais. Šis sprendimas į jūsų ekranus atneš dalykus būtinus viešpatės ir jo mokymo paieškoms pagilinti ir jūsų troškimui suprasti Evangeliją stiprinti. Svarbiausia,
kad tai padės jums prisiminti, ko iš kiekvieno iš jūsų tikisi Kristus. Lygiai kaip be gero ūkininko nebūna ir geros dirvos, taip ir gero derliaus internete nebus, jei nuo pat pradžių nenustatysime prioritetų tiems dalykams, kurie yra pasiekiami mūsų pirštams ir protui. Trečias įprotis. Paskirkite laiką mobiliuosius įrenginius padėti į šoną. Atsigausite savo elektroninius prietaisus kuriam laikui padėję šalin ir vietoje to atsivertę raštus, arba laiką paskyrę pokalbiai su šeimos nariais ir draugais. Viešpaties dieną pajauskite ramybę dalyvaudami sakramento susirinkime, be pastovaus poreikio tikrinti, ar gavote naują žinutę ar pranešimą. Įprotis jūsų mobilųjį įrenginį kuriam laikui padėti į šoną praturtins ir praplės jūsų žvilgsnį į pasaulį, nes gyvenimas neapsiriboja 4 colių įstrižainės ekranu. Viešpats Jėzus Kristus sakė, kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau. Pasilikite mano meilėje. Dievas nori, kad džiaugtumės ir jaustume jo meilę. Kristaus dėka toks džiaugsmas yra įmanomas kiekvienam iš mūsų. Žinome būdus, kaip pažinti jį geriau ir gyventi pagal jo evangeliją. Liudiju apie džiaugsmą, kurį jaučiame laikydamiesi įsakymų, ir apie ramybę ir saugumą, kuriuos jaučiame pasilikdami dangiškojo tėvo ir jo sūnaus, gelbėtojo meilėje. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Dirigentui davus ženklą, choras ir susirinkusieji drauge sugiedosime giesmę Jis gyvas, išpirkėjas mūsų. Po giesmės klausysimės vyskupo Geraldo Kozė iš pirmininkaujančios vyskupijos. Po jo kalbės vyresnysis Brentas H. Nilsonas iš 70. Tada į mus kreipsis vyresnysis Jeffris R. Hollandas iš 12 apaštalų kvorumo. Po jo kalbos choras sugiedos giesmę Jėzus prisikėlė. Tai yra 185-osios visuotinės metinės pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios konferencijos transliacija.
Mudu su žmona patyrėme daug džiaugsmo netoli nuostabaus Paryžiaus augindami savo 5 vaikus. Per tuos metus norėjome pasinaudoti turiningomis galimybėmis padėsiančiomis atrasti šio pasaulio stebuklus. Kas vasarą su šeima ilgai keliaudavome, lankydami svarbius Europos paminklus, istorinės vietas ir gamtos stebuklus. Tačiau išaušo diena, kai po 22 netoli Paryžiaus praleistų metų mes susiruošėme išsikraustyti. Vis dar prisimenu tą dieną, kai mano vaikai priėjo ir tarė: tėti, mums turėtų būti labai gėda. Visą šį laiką čia gyvenome, tačiau niekada neapsilankėme Eifelio bokšte. Šiame pasaulyje tiek daug stebuklų, tačiau kartais, kai tie stebuklai yra mums tiesiai prie nosies, mes jų taip ir neįvertiname. Mes žvelgiame į juos, bet nematome. Mes girdime, tačiau neįsiklausome. Savo žemiškosios tarnystės metu Jėzus savo mokiniams tarė: palaimintos akys, kurios regi, ką jūs regite. Sakau jums, daugel pranašų ir karalių troško išvysti, ką jūs matote, bet neišvydo, ir išgirsti, ką jūs girdite, bet neišgirdo. Dažnai susimastydavau, kaip būtų, jei būčiau galėjęs gyventi gelbėtojo dienomis. Ar galite įsivaizduoti sėdį prie jo kojų? Kaip pasijustumėte jo glėbį ir matydami jo tarnystę kitiems? Vis dėlto daugelis jį sutikusių net pažino, nepamatė, kad tarp jų gyvena pats Dievo sūnus. Mums taip pat teko didelė privilegija gyventi išskirtiniu metu. Senovės pranašai matė sugrąžinimo darbą, nuostabų darbą, taip, nuostabų darbą ir stebuklą. Jokiame ankstesnėme Evangelijos laikotarpė nebuvo pašaukta tiek daug misionierių, tiek daug tautų nebuvo atvertos Evangelijos žiniai, visam pasaulyje nebuvo pastatyta tiek daug šventyklų. Mums, pastarųjų dienų šventiesiems, stebuklų vyksta ir mūsų asmeninėme gyvenime. Jie apima mūsų asmeninį atsivertimą, į mūsų maldas gautus atsakymus ir švelnius palaiminimus, kuriuos Dievas kasdien išlieja ant mūsų. Žavėtis Evangelijos stebuklais reiškia turėti tikėjimą. Tai reiškia, kad atpažįstame Viešpaties ranką savo gyvenime ir mūsų supančiame pasaulyje. Mūsų nuostaba įduoda dvasinės stiprybės, ji duoda mums jėgų laikytis tikėjimo inkaro ir pasinerti į išgelbėjimo darbą. Tačiau turime būti budrus. Mūsų gebėjimas žavėtis yra labai trapus. Per ilgą laiką galime pradėti aplaidžiai laikytis įsakymų, tapti apatiški, o gal net pailsti ir tapti nejautrus nuostabiausiams Evangelijos ženklams ir stebuklams. Mormono knygoje aprašomas prieš Mesijo atėjimą į Amerikas laikotarpis daug ko panašus į mūsiškį. Staiga danguje pasirodė jo gimimo ženklai. Žmonės apėmė tokią nuostabą, kad jie nusižemino ir beveik visi atsivertė. Tačiau praėjus vos 4 metams, cituoju, žmonės pradėjo užmiršti tuos ženklus ir stebuklus, apie kuriuos buvo girdėję, ir pradėjo vis mažiau ir mažiau stebėtis ženklų arba stebuklų iš dangaus ir pradėjo nebetikėti niekuo, ką buvo girdėję ir matę, citatos pabaiga. Mano broliai ir seserys, ar jums Evangelija tebėra nuostabi? Ar vis dar galite matyti, girdėti, jausti ir stebėtis? O gal jūsų dvasiniai jautikliai dirba apatišku režimu? Nepaisant to, kur esate, kviečiu daryti šiuos 3 dalykus. Pirma, nenustokite atrasti ir iš naujo atrasti Evangelijos tiesų. Rašytojas Marcelis Prustas yra pasakęs, tikroji atradimo kelionė susideda ne iš naujų kraštovaizdžių ieškojimų, o gebėjimų praregėti kitomis akimis. Citatos pabaiga. Ar pamenate tą pirmą kartą, kai perskaitėte rašto eilutę ir pajutote, kad jums kalba Viešpats? Ar galite prisiminti tą pirmąjį kartą, kai pajutote, kad jūs užlieja malonus šventosios dvasios jausmas? Gal taip įvyko net prieš tai, kai suvokti, jog tai šventoji dvasia?
Ar tos akimirkos nebuvo šventos, ypatingos? Kasdien turėtume alkti ir trokšti dvasinio pažinimo. Tokia asmeninė praktika grindžiama studijavimu, apmąstymu ir malda. Kartais būname gundomi galvoti, šiandien man nereikia studijuoti rašto, jau esu juos visus perskaitęs, arba šiandien man nereikia eiti į bažnyčią, nieko ten naujo neišgirsiu. Tačiau Evangelija yra neišsenkantis pažinimo šaltinis. Kiekvieną sekmadienį galima išmokti kažko naujo, kiekviename susirinkime, kiekvienoje rašto eilutėje. Tikėdami mes viliamės pažadu, kad jeigu ieškosime ir rasime. Antra, aiškes ir paprastas Evangelijos tiesas paverskime savo tikėjimo inkaru. Mūsų žavesys turėtų būti nukreiptas į esminius mūsų tikėjimo principus, mūsų sandorų ir apeigų tyrumą ir paprastus garbinimo ritualus. Viena sesuo misionierė papasakojo apie 3 apygardos konferencijoje Afrikoje sutiktus vyriškius. Jie buvo atvykę iš toli nuo civilizacijos esančio kaimo, kuriame bažnyčia dar nebuvo įsteigusi savo skyriaus, tačiau ten gyveno 15 ištikimų bažnyčios narių ir beveik 20 besidominčiųjų. Daugiau nei 2 savaitės šie vyrai pėsčiomis ėjo lietaus dumblynais paverstais keliais ir sukūrė apie 500 kilometrų, kad galėtų sudalyvauti konferencijoje ir atneštų savo kaime gyvenančių narių dešimtines. Jie planavo pasilikti visą savaitę, kad ateinantį sekmadienį galėtų pasinaudoti privilegiją priimti sakramentą. Jie vylėsi, kad grįždami namo galės ant galvų parsinešti dėžes prikrautas mormono knygų, kurias jie norėjo išdalinti savo kaimo gyventojams. Misionierė paliudijo, kad ją sujaudino tų brolių susižavėjimas ir visiškas pasiaukojimas, stengiantis gauti tai, kas jai visuomet buvo ranka pasiekiama. Ji klausė savęs, jei vieną rytą pabudusi Arizonoje sužinočiau, kad sugedo mano automobilis, ar pėsčiomis nueičiau į bažnyčią, kuri vos už kelių gyvenamųjų namų masyvų. O gal tiesiog likčiau namuose, nes bažnyčia toli, arba dėl to, kad lyja. Mums visiems derėtų apsvarsyti šiuos klausimus. Galiausiai kviečiu jūs siekti ir branginti šventosios dvasios bendrystę. Savo prigimtiniais pojūčiais negalime pajusti daugumos Evangelijos stebuklų. Tai yra tai, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, tai paruošia Dievas tiems, kurie jį myli. Kai dvasia su mumis, mūsų dvasiniai jautikliai būna guvesni. Pagerėja atmintis ir padeda nepamiršti matytų stebuklų ir ženklų. Štai kodėl Jėzaus mokiniai nefitai, žinodami, kad jis netrukus jos paliks, karštai meldė. Cituoju, to, ko labiausiai troško, o jie troško, kad jiems būtų suteikta šventoji dvasia. Nors jie matė gelbėtoją savo akimis, savo rankomis lietė jo žaizdas, jie žinojo, kad jei Dievo dvasios galia nuolat neatnaujins jų liudijimų, jie gali užgesti. Mano broliai ir seserys, niekada nerizikuokite šansų prarasti šią brangią ir nuostabią dovaną, šventosios dvasios bendrystę. Siekite jos savo karštomis maldomis ir teisių gyvenimu. Liudiju, kad dirbame nuostabų darbą ir stebuklą. Kai sekame Jėzumi Kristumi, Dievas mums liudija ženklais ir stebuklais, visokiais galybės darbais ir šventosios dvasios dovanomis, paskirstytomis jo valia. Šią ypatingą dieną liudiju, kad Evangelijos stebuklai yra pagristi didžiausia Dievo dovana, gelbėtojo apmokėjimu. Jis yra tobula meilės dovana, kurią Tėvas ir Sūnus vieningai davė kiekvienam iš mūsų. Drauge su jumis apstulbintas Jėzus malonės nūnai esu, jo dieviškos meilės, aukos jo vardan visų. Kaip nuostabu, kad jis myli taip mane.
Meldžiu, kad visuomet turėtume reginčias akis, girdinčias ausis ir širdį, kad išvelgtume šias nuostabios Evangelijos stebuklus Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Savo žemiškosios tarnystės metu gelbėtojas Jėzus Kristus mokė apie savo gydančiąją ir apmokančiąją galią. Kartą Evangelijos pagal Luką 15 skyriuje Naujajame testamente. Jis net buvo kritikuojamas dėl to, kad valgė ir leido laikas nusidėjėliais. Gelbėtojas pasinaudojo šią kritiką kaip galimybę mokyti visus mus, kaip elgtis su tais, kurie nuklydo nuo savo kelio. Savo oponentams jis atsakė užduodamas 2 svarbius klausimus. Kas iš jūsų, turėdamas 100 avių ir vienai nuklydus, nepalieka dykumoje 99 ir neieško pražuvusios, kol suranda? Kuri moteris, turėdama 10 drachmų ir vieną pametusi, neuždenga žiburio, nešluoja namų ir rūpestingai neieško, kol suranda? O tada gelbėtojas pateikė palyginimą apie sūnų palaidūną. Šis palyginimas nėra apie 100 avių ar 10 drachmų. Tai palyginimas apie vieną brangų sūnų, kuris nuklydo. Ko per šį palyginimą gelbėtojas moko apie tai, kaip elgtis, kai šeimos narys nuklysta nuo kelio? Sūnus palaidūnas pranešė tėvui, kad jis nori savo paveldo dabar. Jis nori palikti saugius namus bei šeimą ir užsiimti pasaulio reikalais. Atkreipkite dėmesį į tai, kad gelbėtojo palyginime tėvas meiliai atsako į sūnaus prašymą ir atiduoda jam palikimą. Be abejo, tėvas tikriausiai padarė viską, ką galėjo, kad įtikintų sūnų likti. Tačiau, kai suaugęs sūnus apsisprendžia, išmintingas tėvas leidžia jam eiti. Tėvas parodo nuoširdžią meilę, o tada stebi ir laukia. Mano šeima patyrė šitą panašaus. Mano 2 ištikimi broliai, nuostabi sesuo ir aš buvome auginami pavyzdingų tėvų. Namuose buvo mokomi Evangelijos, sėkmingai subrendome ir visi 4 buvome užantspauduoti šventykloje su savo sutuoktiniais. Tačiau 1994 metais mano sesuo Suzana nusivylė bažnyčią ir kai kuriais jos mokymais. Jie įtikino tie, kurie išjuokdavo ir kritikuodavo pirmuosius bažnyčios vadovus. Ji leido, kad jos tikėjimas gyvaisiais pranašais ir apaštalais sumenktų. Laikui bėgant abejonės įveikė jos tikėjimą ir ji pasirinko palikti bažnyčią. Suzana sutiko, kad pasidalinčiau jos istoriją, vildamasi, kad galbūt tai padės ir kitiems. Aš, mano broliai ir mūsų našlė mama buvome sukrėsti. Neįsivaizdavome, kokios priežastys galėjo priversti ją apleisti savo tikėjimą. Mano broliai ir aš tarnavome kaip vyskupai bei kvorumo prezidentai. Ir buvome patyrę sėkmės džiaugsmą, gelbėdami apylinkės bei kvorumo narius, kai palikdavome tos 99 avis ir eidavome ieškoti vienos. Tačiau šiuo atveju mūsų atkaklios pastangos, bandant išgelbėti seserį ir kviečiant ją sugrįžti, tik dar labiau ją tolino. Ieškant dangiškojo vadovavimo, kaip galėtume deramai elgtis su ją, pasidarė aišku, kad turime sekti tėvo iš palyginimo apie sūnų palaidūno pavyzdžių. Suzana pati pasirinko ir tam tikrą prasme turėjome ją paleisti, pasirūpinę, kad ji jaustų ir žinotų apie mūsų nuoširdžią meilę jai. Taigi atnaujinę savo meilę ir maloningumą, stebėjome ir laukėme. Mano mama nerimavo dėl Suzanos, ji nesiliovė jos mylėjusi. Kaskart nuvykusi į šventyklą, neprarasdama vilties, mama nuolat palikdavo Suzanos vardą maldų dėžutėje. Mano vyresnysis brolis su žmona gyvenė netoli Suzanos, Kalifornijoje, kvietė ją į visus šeimos renginius. Kasmet savo namuose jie suruošdavo pietus Suzanos gimtadieniui. Jie nuolat palaikydavo ryšį su ją, kad ji žinotų apie jų tikrą meilę jai. Mano jaunesnysis brolis su žmona bendravo su Suzanos vaikais Jutoje, rūpinosi ir mylėjo juos. Jie nuolat kvietė jos vaikus į šeimos susibūrimus, o kai atėjo laikas Suzanos anūkės krikštui, mano brolis buvo ten, kad atliktų apeigas. Suzana taip pat turėjo mylinčius šeimos mokytojus ir lankančiasias seseris, kurie niekuomet nepasidavė. Kai mūsų vaikai išvyko į misiją, o vėliau tuokėsi, Suzana buvo pakviesta ir dalyvavo tose šeimos šventėse, nes kruopščiai ruošėme šeimos renginius, kad Suzana ir jos vaikai galėtų būti su mumis ir žinotų, kad nepaisant nieko, mes juos mylime
ir jie yra mūsų šeimos dalis. Kai Suzana gavo aukštesnį mokslinį laipsnį Kalifornijos universitete, visi buvome ten, kad palaikytume ją. Nors ir negalėjome priimti visų jos pasirinkimų, mes galėjome priimti ją. Mes mylėjome, stebėjome ir laukėme. 2006 metais praėjus 12 metų, kai Suzana paliko bažnyčią, mūsų duktė Keitė su savo vyru persikėlė į Kaliforniją, kad šis galėtų mokytis teisės mokykloje. Jie buvo tame pačiame mieste, kaip ir Suzana. Ši jauna pora kreipdavosi į tetą Suzaną pagalbos ir paramos ir ją labai mylėjo. Suzana padėdavo prižiūrėti mūsų 2 metų anūkėlę Liusę ir be abejo, jai tekdavo padėti Liusiai sukalbėti vakaro maldas. Keitė paskambino man vieną dieną ir paklausė, ar kada galvojau, kad Suzana kada nors sugrįš į bažnyčią. Užtikrinau ją, kad jaučiu, jog jis sugrįš ir kad mums ir toliau reikia likti kantriais. Prabėgo dar 3 metai. Su nesibaigiančia meile mes stebėjome ir laukėme. Prieš 6 metus, tokį pat savaitgalį su žmona Mercija, sėdėjome pirmoje eilėje šiame konferencijų centre. Ta diena turėjau būti palaikytas kaip naujasis visuotinis įgaliotinis. Marcija, kuri nuolat turi ryšį su dvasia, parašė man raštelį. Manau, jau laikas Suzanai sugrįžti. Mano duktė Keitė pasiūlė išeiti, paskambinti Suzanai ir pasiūlyti jai stebėti visuotinę konferenciją tą dieną. Šių 2 didžių moterų paragintas išėjau į foje ir paskambinau savo seseriai. Atsiliepė jos balso paštas ir aš tiesiog palikau žinutę, pakviesdamas ją pažiūrėti visuotinės konferencijos sesiją. Ji gavo tą žinutę. Mūsų džiaugsmui ji pajuto raginimą stebėti visą konferenciją. Ji išgirdo pranašus ir apaštalus, kuriuos mylėjo jaunystėje. Jis sužinojo naujų vardų, kurie anksčiau negirdėjo, tokių kaip prezidentas Uchtdorfas, vyresnysis Bednaris, Kukas, Kristofersonas ar Andersonas. Per tą ir kitus unikalius dangaus pasiųstus potyrius mano sesuo, kaip sesuo sūnus Palaidūnas, susimąstė. Pranašų ir apaštalų žodžiai ir jos šeimos meilė paskatino ją apsisukti ir pradėti grįžti namo. Po 15 metų mūsų duktė ir sesuo, kuri buvo paklydusi, vėl atsirado. Stebėjimas ir laukimas pasibaigė. Suzana šį patyrimą apibūdina taip, kaip Lehis Mormono knygoje. Ji paleido geležies lazdą ir atsidūrė tamsos migloje. Ji tvirtina nežinojusi, jog yra nuklydusi, kol jo tikėjimo jos nepabudino Kristaus šviesa, kuri ryškiai nušvietė akivaizdų skirtumą tarp to, ką ji jautė pasaulyje ir to, ką jai siūlė viešpats ir jos šeima. Per pastarosius 6 metus įvyko stebuklas. Suzana atnaujino savo liudijimą apie Mormono knygą. Ji gavo iš šventyklos rekomendaciją. Ji tarnavo kaip apeigininkė šventykloje, o šiuo metu moko Evangelijos doktrinos klasę savo apylinkėje. Dangaus langai atsivėrė jos vaikams ir vaikaičiams, ir nors būta skaudžių pasekmių, atrodo, tarsi ji niekuomet nebūtų išėjusi. Daugelis iš jūsų, kaip Nilsonų šeima, turite nuklydusių nuo kelio šeimos narių. Gelbėtojų nurodymai visiems turintiems 100 avių yra palikti 99 ir eiti ieškoti bei gelbėti tos vienos. Jo nurodymai turintiems 10 drachmų ir pametusiems vieną yra ieškoti, kol rasti. Kai nuklydęs yra jūsų sūnus ar duktė, brolis ar sesuo, arba jie pasirinko išeiti, savo šeimoje mes ieškome, kad viską, ką galime padaryti, tai mylėti tą žmogų ir iš viso širdies ir stebėti, belsis bei laukti, kol viešpatės ranka bus apreikšta. Galbūt pati svarbiausia pamoka, kurios mane mokė viešpats šio proceso metu, įvyko per šeimos raštų studijavimą po to, kai mano sesuo paliko bažnyčią. Mūsų sūnus Deividas skaitė mums kartu studijuojant Luko 15 skyrių. Kai jis perskaitė palyginimą apie sūnų Palaidūną, tą dieną išgirdau jį kitaip nei kada nors anksčiau. Dėl kažkokios priežasties nuolat tapatinau save sūnumi, kuris liko namuose. Ta rytą, kai Deividas skaitė, aš suvokiau kad esu būtent sūnus Palaidūnas. Visi mes kartais stokojame Dievo garbės. Visiems mums reikia gelbėtojų apmokėjimo, kad išgydytų mus. Visi esame nuklydę ir turime būti surasti. Tas apreiškimas tądien padėjo man suprasti, kad tiek seseriai, tiek man reikia gelbėtojo meilės ir jo apmokėjimo.
Mudu su Suzana išties buvome tame pačiame kelyje atgal į namus. Gelbėtojo žodžiai palyginime, kuris apibūdina tėvą, sveikinti sugrįžusių sūnų palaidūną, yra labai stiprus. Ir aš tikiu, kad jie gali apibūdinti jūsų ir mano jausmus, kurias patirsime grįžę pas tėvą į savo dangiškuosius namus. Jie moko apie tėvą, kuris myli, laukia ir stebi. Kad jūs ir aš gautume apreiškimą, suprasti, kaip tinkamai elgtis su tais žmonėmis mūsų gyvenime, kurie yra nuklydę. Ir kai tai būtina turėti dangiškojo tėvo ir jo sūnaus Jėzaus Kristaus kantrybės, meilės, kai mylime ir stebime ir laukime to palaidūno. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Ačiū, vyresnysis Nilsonai. Be saugos virvių, apraišų ar kitos kopimo įrangos du broliai, 14-metis Jimis ir 19-metis Jonas, vardai pakeisti, pabandė užkopti stačia kanjono uola Snow Canyon State parke, mano gimtojoje pietinėje Jutoje. Sunkaus kopimo pabaigoje jie suprato, kad išsikiršusi uolos atbraila neleis jiems užkopti kelias likusias pėdas. Jie nebegalėjo kopti aukštyn, bet negalėjo ir grįžti. Jie pateko į bėdą. Po atsargaus manevro Jonas rado pakankamą atramą kojai, kad galėtų padėti savo jaunesniam broliui per atbrailą pasiekti saugią vietą ant uolos. Bet pats jis užkopti negalėjo. Jo labiau jis stengėsi balansuoti svorį tarp rankų ir kojų, tuo labiau jo raumenis kaustė mėšlungis. Padvelgė baimė ir jis pradėjo baimintis dėl savo gyvybės. Matydamas, kad ilgai nebeišsilaikys, Džonas nusprendė, kad vienintelė jo galimybė yra šokti aukštyn ir pabandyti rankomis užsikabinti ant išsikišusios atbrailos. Jei tai pavyktų, jis rankų jėga galėtų ištraukti save į saugią vietą. Pats apie tai jis pasakojo taip. Prieš šokdamas, pasakiau Jimiui eiti ir surasti stiprią medžio šaką, kurią jis galėtų ištiesti man, nors žinojau, kad nieko panašaus ant šios uolos nėra. Tai buvo tik beviltiška gudrybė. Jei mano šuolis nepavyktų, bent jau mažasis broliukas nematytų manęs krintančio myriop. Taip, pasirūpinęs, kad jis pakankamai ilgai manęs nematytų, aš paskutinį kartą pasimeldžiau, kad mano šeima žinotų, kad jos myliu ir kad Jimis galėtų saugiai sugrįžti namo. Ir tada šokau. Mano šuolyje buvo tiek adrenalino, kad mano rankos iškilo virš atbrailos beveik iki alkūnių. Bet kai griebiausi rankomis jos paviršiaus, jaučiau tik glotnų smėlėtą akmenį. Vis dar prisimenu tą smėlėto paviršiaus jausmą, kai kabojau visiškai neturėdamas už ko laikytis. Nei gumbelio, nei briaunelės, nieko tinkamo nusitverti ar užsikabinti. Jaučiau, kaip mano pirštai ima lėtai slysti tuo smėlėtų paviršiumi. Supratau, kad mano gyvenimas baigėsi. Bet tada, staiga, tarsi žaibo blyksnis per vasaros liūtį, iš kažkur virš tos uolos atbrailos iššovė dvi rankos
kurios sugrebė mano riešus su neįtikėtina jėga ir ryžtu. Mat mano ištikimas mažasis broliukas net nėjo ieškoti tos neegzistuojančios medžio šakos. Numanydamas, ką ketinu daryti, jis nepasitraukė nė per colį. Jis tiesiog laukė, tyliai, beveik nekvėpuodamas, gerai žinodamas, kad man užteks beprotiškumo pabandyti tą šuolį. Kai tai padariau, jis sugrebė mane, laikė ir neleido nukristi. Tos stiprios brolio rankos tą dieną, kai beviltiškai kabojau ten, nuo kur nukritęs tikrai būčiau žuvęs, išgelbėjo man gyvybę. Mano mylimi broliai ir seserys, šiandien Velykų sekmadienis. Nors turėtume visuomet atminti, kaip tai pažadame kiekvieną savaitę girdėdami sakramento maldas. Šiandien yra švenčiausia metų diena prisiminti broliškas rankas, ryžtingas rankas, ištiestas į mirties bedugnę mums išgelbėti nuo kritimų, silpnybių, sielvartų ir nuodėmių. Naudodamasis šios pasakotos istorijos apie Džono ir Džimio šeimą analogiją, reiškiu dėkingumą už viešpaties Jėzaus Kristaus apmokėjimą ir prisikėlimą. Ir pripažįstu Dievo plano įvykius atvedusius prie Jėzaus mums siūlomos dieviškos meilės ir įprasminusius ją. Mūsų vis labiau pasaulėjančioje visuomenėje neįprasta ir nepopuliaru kalbėti apie Adomą ir Ievą bei jų kabutėse laimingą nuopolį į mirtingąjį gyvenimą. Tačiau tiesa yra ta, kad mes negalime iki galo suvokti Kristaus apmokėjimo ir prisikėlimo ir iki galo negalime įvertinti unikalaus jo gimimo ir mirties tikslo. Kitaip sakant, negalima įprasminti, negalime prasmingai švęsti Kalėdų ar Velykų, nesupratę, kad tikrai buvo Adomas ir Ieva, kurie nupuolė nuo gyvenimo Edene su visomis to nuopolio pasekmėmis. Bet tikrai tiksliai nežinau, kas šioje planetoje vyko prieš tai, bet tikrai žinau, kad šiuodu sukūrė Dievo ranka, kad kurį laiką jie gyveno vieni toje rojiškoje aplinkoje, kur nebuvo nei žmonių mirties, nei būsimos šeimos, ir kad per pasirinkimų grandinę jie nusižengė Dievo įsakymui, dėl ko turėjo palikti savo sodo aplinką, bet galėjo susilaukti vaikų prieš savo fizinę mirtį. Jų liūdna ir sudėtinga padėtį dar sunkino tai, kad jų prasižengimas atnešė ir dvasinės pasekmes. Jie buvo visiems laikams atkirsti nuo Dievo akivaizdos. Kadangi po to ir mes gimėme į tą nuopolio būseną ir kadangi mes taip pat nusižengėme Dievo įstatymams, mes taip pat buvome pasmerkti tom pačioms bausmėms, kurias patyrė Adomas ir Ieva. Kokia beviltiška padėtis. Visa žmonija, visi vyrai ir moteris, ir vaikai, laisvų kritimų fiziškai krenta link amžinos mirties, o dvasiškai link amžino sielvarto. Argi tam buvo sukurtas gyvenimas? Argi tuo ir baigsi žmoniška patirtis? Argi mes tik kabome
šaltame kanjone kažkur abejingoje visatoje, kiekvienas stengdamasis už ko nors užsikabinti, ko nors nusitverti ir jaučiame tik po pirštais lystantį smėlį, kur nėra nieko, kas išgelbėtų, nieko, už ko galima užsikabinti, nieko, už ko galima laikytis. Ar mūsų gyvenimo tikslas yra tik tuščias išgyvenimo eksperimentas, tik šokti, kaip galima aukščiau, pakaboti, skirtų 70 metų, tada neišsilaikyti, imti kristi ir kristi amžinai? Atsakymas į šiuos klausimus yra tvirtas ir amžinas ne. Kartu su pranašais, senovės ir dabartiniais, liudiju, kad visa tai padaryta pagal išmintį to, kuris žino viską. Taigi, nuo tos akimirkos, kai pirmieji gimdytojai išėjo iš Edeno sodo, Dievas ir mūsų visų tėvas, laukiantis Adomo ir Ievos sprendimo, pasiuntė pačius dangaus angelus pranešti jiems ir per visus amžius mums, kad visa ta įvykių seka buvo sumanyta vardan mūsų amžinos laimės. Tai buvo dalis jo dieviško plano, pagal kurį gelbėtojas, pats Dievo sūnus, antrasis Adomas, kaip jį vadina apaštalas Paulius, ateitų laikų viduryje apmokėti pirmojo Adomo prasižengimų. Tas apmokėjimas būtų visiška pergalė prieš fizinę mirtį, besąlygiškai suteiktų prisikėlimą kiekvienam asmeniui, kada nors gimusiam ar gimsiančiam šiame pasaulyje. Dėl gailestingumo jis taip pat parūpintų asmeninių nuodėmių atleidimą visiems nuo Adomo iki pasaulio pabaigos gyvenusiems žmonėms, su sąlyga, kad jie atgailaus ir paklus Dievo įsakymams. Kaip vienas iš jo išventintų liudytojų, šį Velykų rytą pareiškiu, kad Jėzus Nazarietis yra pasaulio gelbėtojas, kad paskutinysis Adomas, mūsų tikėjimo autorius ir ištobulintojas, amžinojo gyvenimo alfa ir omega. Nes kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti. Taip pat padarė pranašas patriarchas Lekis. Sakydamas, Adomas nupuolė, kad galėtų būti žmonės. Ir laiko pilnatvėje ateina Mesijas, kad išpirktų žmonių vaikus iš nuopuolio. Visų išsamiausiai apie Jėzaus Kristaus apmokėjimą savo 2 dienų pamoksle mokė Mormono knygoje aprašytas pranašas Jokūbas. Jis sakė, kad prikėlimas žmogui būtinas dėl nuopuolio. Taigi šiandien mes švenčiame mums dovanotą pergalę prieš bet kokį bet kada patirtą nuopolį, bet kokį mums žinomą sielvartą, bet kokį patirtą nusivylimą, bet kokią baimę, jau nekalbant apie mūsų prikėlimą iš mirties ir mūsų nuodėmių atleidimą. Ta pergalė mums prieinama dėl to, kas įvyko per tokį savaitgalį kaip šis, daugiau nei prieš 2000 metų Jeruzalėje. Per dvasinę kančią Getsemanyje, nukryžiavimą Kalvarijoje ir prisikėlimą dovanotame kape gražų sekmadienio rytą, tas niekada nenusidėjęs vyras, tyras ir šventas vyras, paties Dievo sūnus, padarė tai, ko per visą pasaulio istoriją
nebuvo padaręs ir negalėjo padaryti ne vienas kitas žmogus. Savo paties galia jis prisikėlė iš mirties, kad jo kūnas ir dvasia daugiau niekada nebeatsiskirtų. Raštai pasakoja, kad jis nusimetė laidojimo drobulės, į kurias buvo suviniotas, o laidojimo skarą, buvusi ant jo galvos, tvarkingai suviniojo ir padėjo atskirai. Ta pirmoji Velykų apmokėjimo ir prisikėlimo seka yra svarbiausias momentas, dosniausia dovana, baisiausias skausmas ir didingiausias dieviškos meilės pasireiškimas per visą pasaulio istoriją. Jėzus Kristus, viengimis Dievo sūnus, kentėjo, mirė ir prisikėlė iš mirusiųjų, kad galėtų kaip žaibo blyksnis per vasaros liūtį sugriebti mus krentančius, išlaikyti savo galia ir per mūsų ištikimybę jo įsakymams iškelti mus į amžinąjį gyvenimą. Per šias Velykas dėkoju jam ir jį mums dovanojusiams tėvui, kad Jėzus vis dar stovi nugalėjęs mirtį, nors stovi ant sužeistų kojų. Per šias Velykas dėkoju jam ir jį mums dovanojusiam tėvui, kad Jėzus vis dar siūlo nesibaigiančią malonę, nors ją siūlo ant pervertų delnų ir randuotų riešų. Per šias Velykas dėkoju jam ir jį mums dovanojusiam tėvui, kad galime giedoti priešais prakaito aplaistytą sodą, vynimi suvarpytą kryžių ir šlovingai tuščią kapą šiuos žodžius. O Dieve, koks tobulas ir koks didus išganymo planas yra. Švelnaus teisingumo, malonės, tiesos, harmonija dieviška. Šventuoju, prisikėlusio viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Jesus has risen, Jesus our friend.
We are grateful to the Mormon Dėkojame mormonų tabernaklio chorui už nuostabią šio ryto muziką. provided this morning. Our Paskutinis šioje sesijoje kalbės prezidentas Dieteris F. Uchtdorfas, be President Dieter F. antrasis patarėjas pirmojoje prezidentūroje. in the first presidency. Following Po jo kalbos choras užbaigs šį susirinkimą the choir giesmė closed this meeting by singing Viešpats Kristus prisikėlė. the benediction. Tada baigiamąją maldą sukalbės vyresnysis Kevinas S. Hamiltonas iš 70. The 70. Prezidente Monsonai, ačiū Jums, kad pranešite tų 3 naujų šventyklų statymą tokiose nuostabiose vietose. Prezidente, mes iš viso širdies mylime ir palaikome Jūs. Ir mūsų brangus broliai ir seserys, tegu šios Velykos Jums būna nuostabios. Velykų sekmadienį švenčiame labiausiai lauktą ir šlovingiausią įvykį pasaulio istorijoje. Ta diena pakeitė viską. Ta diena pasikeitė mano gyvenimas. Pasikeitė jūsų gyvenimas. Pasikeitė visų Dievo vaikų likimas. Ta palaimintą dieną žmonijos gelbėtojas, prisiėmęs mus kauščiusius nuodėmes ir mirties grandines, sutraukė jas ir mus išlaisvino. Dėl mūsų mylimo išpirkėjo aukos nėra mirties gelonies ir kapo pergalės. Šėtono galia laikina. Ir mes, Jėzaus Kristaus prisikėlimu, esame atgimdyti gyvai vilčiai. Iš tikrųjų, apaštalas Paulius neklydo sakydamas, kad galime guosti vieni kitus šiais žodžiais. Mes dažnai kalbame apie gelbėtojo apmokėjimą. Ir ne veltui. Jokūbo žodžiais, kodėlgi nekalbėti apie Kristaus apmokėjimą ir nesiekti tobulojo pažinimo. Tačiau, kada kalbame apie Kristų, džiūgaujame Kristumi, pamokslaujame apie Kristų ir pranašavome apie Kristų, niekada negalime prarasti tos pagarbos ir stipraus dėkingumo už Dievo Sūnaus amžiną auką jausmą. Gelbėtojo apmokėjimas negali būti nuvalkiotas mūsų mokyme, pokalbėse ir širdyse. Jis yra šventas, nes per šią didžiąją ir paskutinę auką Jėzus Kristus atnešė išgelbėjimą visiems tiems, kurie tikės jo vardą. Su nuostaba galvoju apie tai, kad Dievo Sūnus nusižemintų ir išgelbėtų mus, tokius netobulus, netyrus, linkusius klysti ir nedėkingus. Savo ribotų protu bandžiau suprasti gelbėtojo apmokėjimą ir galiu pateikti tik tai tokį paaiškinimą. Dievas stipriai, tobulai ir be galo mylimus. Negaliu net bandyti suvokti, koks yra Kristaus meilės plotis, ilgis, aukštis ir gylis. Tos meilės galinga išraiška raštuose dažnai vadinama Dievo malonė, dieviška pagalba ir apdovanojimo jėgomis, per kurį mes augame nuo trūkumų, turinčių ribotų sutvėrimų, iki išaukštintų tiesos ir šviesos esybių, kol esame pašlovinami tiesa ir žinome viską. It is a most wondrous thing, this grace of God. Yet it is often misunderstood.
Ta Dievo malonė yra nuostabiausias dalykas, vis dėlto dažniausiai yra klaidingai suprantama. Tačiau jeigu ketiname paveldėti tai, kas buvo paruošta mums jo amžinojoje karalystėje, turime žinoti apie Dievo malonę. Todėl norėčiau pakalbėti apie malonę. Visų pirma, apie tai, kaip malonė atrakina dangaus vartus. Ir antra, kaip ji atveria dangaus langus. Pirma, malonė atrakina dangaus vartus. Kadangi visi esame nusidėję ir stokojame Dievo garbės, ir kadangi niekas nešvarus negali įeiti į Dievo karalystę, visi esame neverti sugrįžti Dievo akivaizdon. Netgi jei ir tarnautume Dievui visą savo sielą, to nepakanka, nes vis tiek būtume nenaudingi tarnai. Mes negalime pelnyti bilieto į dangų. Kelią užkerta teisingumo reikalavimai, kurių patys negalime patenkinti. Tačiau niekas neprarasta. Dievo malonė yra mūsų didžiausia ir amžina viltis. Per Jėzaus Kristaus auką malonės planas patenkina teisingumo reikalavimus ir sukuria pagrindą žmonėms turėti tikėjimą atgailai. Per Jėzaus Kristaus auką malonės planas patenkina teisingumo reikalavimus ir sukuria pagrindą žmonėms turėti tikėjimą atgailai. Net jei mūsų nuodėmės būtų raudonos, jos gali tapti baltos kaip sniegas. Dėl to, kad mūsų mylimas gelbėtojas atidavė save kaip išpirką už visus, mums yra atvertas kelias į jo amžinąją karalystę. Vartai yra atrakinti. Tačiau Dievo malonė nesugrąžina mūsų paprasčiausiai ankstesnę nekaltumą būseną. Jeigu išgelbėjimas reiškia tik mūsų klaidų ir nuodėmių ištrinimą, tuomet, kad ir koks nuostabus būtų išgelbėjimas, jis neįgyvendina Tėvo ketinimo mūsų atžvilgiu. Jis siekia daug daugiau. Jis nori, kad jo sūnus ir dukros taptų kaip jis. Dievo malonės dovanos dėka mokinystės kelias neveda atgal, jis veda aukštyn. Jis veda į aukštumas, kurių negalime suvokti. Jis veda į išaukštinimą celestialinėje mūsų dangiškojo Tėvo karalystėje, kur mes artimųjų apsuptyje gausime jo pilnatvės ir jo šlovės. Viskas yra mūsų, o mes esame Kristaus. Iš tiesų, viską, ką turi Tėvas, viskas, kas turi Tėvas, bus duota mums. Kad galėtume paveldėti šią šlovę, reikia daugiau nei atrakintų vartų. Mes turime įeiti pro vartus su nuoširdžiu ketinimu keistis. Taip ryškiai pasikeisti, kas raštas yra apibūdinama kaip užgimti iš Dievo, atsiversti iš savo pasaulietinės ir puolusios būsenos į teisumo būseną, būdami išpirkti Dievo, tapdami jo sūnumis ir dukromis. Antra, malonė atveria dangaus langus. Kitas Dievo malonės pasireiškimas yra dangaus langų atverimas, per kuriuos Dievas išlieja galios ir stiprybės palaimas, įgalinančias mus pasiekti tai, ko kitaip niekaip negalėtume pasiekti. Tai per nuostabią Dievo malonę jo vaikai gali įveikti apgaviko povandeninės sroves ir smegduobės, pakilti virš nuodėmės ir būti tobuli Kristuje. Nors visi turime silpnybės, galime jas įveikti. Iš tikrųjų, tai per Dievo malonę, tai, kas silpna, gali tapti stipru, jeigu nusižeminsime ir tikėsime. Mūsų gyvenimo eigoje Dievo malonė suteikia laikinuosius palaiminimus ir dvasinės dovanas, kurios sustiprina mūsų gebėjimus ir praturtina mūsų gyvenimą. Jo malonė išgrynina mus.
Jo malonė padeda mums tapti geriausiais, kokie tik galime būti. In the Bible, we read of Christ visit Biblijoje skaitome apie Kristaus apsilankymą pas fariziejų Simoną. Simon seemed to be a good Iš šalies pažiūrėjus, Simonas atrodė geras ir teisus žmogus. Jis nuolat vykdė savo religinius įsipareigojimus, laikėsi įstatymo, mokėjo dešimtinę, laikėsi šabo, kasdien meldėsi ir vaikščiojo į sinagogą. Jesus was with Simon, Bet Jėzui būnant su Simonu, washed the Savior's priėjo moteris, savo ašaromis nuplovė gelbėtojo kojas ir patepė jas geru aliejumi. not pleased with this display of worship. Simonas tokia garbinimo forma nebuvo patenkintas. Nežinojo, kad ta moteris buvo nusidėjėlė. If Jesus did Simonas manė, kad jei Jėzus to nežino, jis negali būti pranašas, arba kitaip nebūtų leidęs tai moteriai prie jo prisiliesti. Jesus turned to Simon and asked, Suprasdamas jo mintis, Jėzus atsigręžė į Simoną ir uždavė klausimą. had two debtors, Skolintojas turėjo du skolininkus. the other 50. Vienas buvo skolingas 500 denarų, o kitas 50. Jiems neturint iš ko atiduoti, jis dovanojo abiem. Katras labiau jį mylės. Which of them will love him most? Simon answered, that is Simonas atsakė manas, jog tasai, kuriam daugiau dovanota. then Jesus taught, Jėzus tada pateikė svarbią pamoką. seest thou this woman, Matai šitą moterį. her sins, which are Jai atleidžiama daugybė jos nuodėmių, for she loved much, nes ji labai pamilo. is forgiven. Kam mažai atleista, tas menkai myli. Which of these two Į ką iš tų dviejų žmonių esame labiau panašus? most like? Are we like Simon, Ar esame kaip Simonas? confident, Ar esame patenkinti ir ramus dėl savo gerų darbų, own righteousness, pasitikinti savo pačių teisumu? impatient with Galbūt esame truputį nekantrus su tais, kurie nesilaiko mūsų standartų. are we on Ar automatiškai atliekame veiksmus, going through the motions, lankome susirinkimuose, meetings, žiovaujame Evangelijos doktrinos pamokoje class, and perhaps checking our ir galbūt vis žvilgčiojame į savo mobiliuosius telefonus sakramento susirinkimo metu. like this woman O gal esame panašesni į šią moterį, was completely kuri mane esanti visiškai ir beviltiškai prapuolusi dėl nuodėmės. we love much? Ar mes labai mylime? Do we understand our Ar suprantame savo įsiskolinimą dangiškajam tėvui all our ir visą sielą meldžiame Dievo malonės? when we kneel to pray Ar priklaupę melstis vis prisimename savo geriausius darbus? own righteousness? Or is it to confess, Ar visgi išpažįstame savo klaidas, plead for God's meldžiame Dievo malonės and shed tears of ir gratitude? liejame dėkingumo ašaras už nuostabų išpirkimo planą? Salvation cannot be bought, Išgelbėjimo negalima nusipirkti paklusnumo valiuta. it is purchased, Jis įsigyjamas Dievo sūnaus krauju. Son of God. Thinking that we can trade Galvojimas, kad galime iškeisti savo gerus darbus į išsigelbėjimą, į išgelbėjimą, panašus į pirkimą lėktuvo bilieto ir manimą, kad mums priklauso pačios avialinijos. Arba panašu į manimą, kad sumokėję savo namo nuomą gyjame teisę į visą Žemės planetą. Jeigu malonė yra dovana iš Dievo, kodėl tuomet paklusnumas Dievo įsakymams yra toks svarbus? Kam varginti su Dievo įsakymais arba dėl to atgailauti? Why not just Kodėl tiesiog nepripažinus, kad esame nuodėmingi ir leisti Dievui mus išgelbėti? or to put the question in Paul's Arba paklausiu Pauliaus žodžiais, shall we continue gal mums pasilikti nuodėmėje, kad gausėtų malonė? Paul's answer Paulius atsako paprastai, nieku būdu. forbid. Brothers and sisters, Broliai ir seserys, the commandments mes laikomės Dievo įsakymų iš meilės jam. for him. Trying to understand God's Bandymas visa širdimi ir protu suprasti Dievo malonės dovaną gives us suteikia mums daugiau priežasčių nuolankiai ir su dėkingumu mylėti mūsų dangiškąjį tėvą ir jam paklusti. as we walk the path of Ėjimas mokinystės keliu išgrynina mus, it improves pagerina mus, padeda mums tapti panašesniu į jį ir veda atgal jo akivaizdon. presence. The Spirit of the Lord our God brings about Viešpaties mūsų Dievo dvasia taip galingai pakeičia mus, kad mes jau nebelinkę daryti piktą, bet linkę nuolat daryti gerą. continually. Therefore, our
Todėl mūsų paklusnumas Dievo įsakymams natūraliai kyla kaip mūsų nesibaigiančios meilės ir dėkingumo už Dievo gerumą išdava. Ta nuoširdžios meilės ir dėkingumo forma stebuklingai sujungia mūsų darbus su Dievo malone. Dorybė nepaliaujamai puošia mūsų mintis ir mūsų pasitikėjimas Dievo akivaizdoje auga. Brangus broliai ir seserys, ištikimas Evangelijos laikymasis nėra našta. Tai yra džiugi repeticija, ruošimasis paveldėti didžią šlovę amžinybėje. Siekiame paklusti mūsų dangiškajam tėvui, nes mūsų dvasios tampa labiau suderintos su dvasiniais dalykais. Atsiveria perspektyvos, kurios niekada nežinojome esant. Nušvitimas ir supratimas pasiekia mus, kada vykdome Tėvo valią. Malonė yra Dievo dovana, o mūsų troškimas paklusti kiekvienam Dievo įsakymui, tai mūsų mirtingųjų rankos ištesimas, kad gautume tą šventą dovaną iš mūsų dangiškojo tėvo. Šiais žodžiais pranašas Nefis stipriai padėjo suprasti Dievo malonę. Mes stropiai darbuojamės, kad įtikintume savo vaikus ir taip pat savo brolius tikėti Kristų ir susitaikyti su Dievu. Nes žinome, kad esame išgelbėjami malonę po to, kai mes padarėme viską, ką galime. Tačiau galvoju, kad kartais neteisingai suprantame frazę po to, kai mes padarėme viską, ką galime. Turime suprasti, kad po to nereiškia kadangi. Nesame išgelbėjami, kadangi padarome viską, ką galime. Ar kas nors padarėme viską, ką galime? Ar Dievas laukia, kol sudėsime visas pastangas, kad įsiterptų mūsų gyvenime savo gelbstinčią malonę? Daug žmonių netenka drąsos, nes jie nuolat klysta. Jie patys jaučia, kad dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas. Kartu su Nefiu jie garsiai šaukia, mano siela liūdi dėl mano nedorybių. Esu tikras, jog Nefis žinojo, kad gelbėtojo malonė leidžia mums ir įgalina mus, kad nugalėtume nuodėmę. Štai kodėl Nefis uoliai įtikinėjo savo vaikus ir brolius tikėti Kristų ir susitaikyti su Dievu. Galiausiai, tai mes galime. Ir tai yra mūsų užduotis mirtingajame gyvenime. Kada galvoju, ką gelbėtojas padarė dėl mūsų, iki to pirmojo Velykų sekmadienio, noriu pakelti balsą ir šaukti gyrius aukščiausiam Dievui ir jo sūnui Jėzui Kristui. Dangaus vartai yra atrakinti. Dangaus langai yra atverti. Šiandien ir per amžius Dievo malonė yra prieinama visiems, kurių sudužusios širdys ir atgailaujančios dvasios. Jėzus Kristus išvalė kelią mums, kad pakiltume į žmogaus protui nesuvokiamas aukštumas. Meldžiu, kad naujomis akimis ir nauja širdimi pažvelgtume į gelbėtojo apmokėjimo amžiną svarbą. Meldžiu, kad parodytume savo meilę Dievui ir dėkingumą už beribės Dievo malonės dovaną, laikydamėsi jo įsakymo ir džiaugsmingai gyventume atnaujintą gyvenimą. Šventu mūsų mokytojo ir išpirkėjo Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Mūsų mylimas dangiškasis tėve, su nuostaba ir dideliu dėkingumu mes šį Velykų sekmadienį baigėme visuotinės konferencijos sesiją. Dėkojame tau už tavo sūnų, mūsų gelbėtoją ir išpirkėją. Dėkojame, kad dėl jo turime viltį, kad dėl jo mes galime būti apvalyti ir atnaujinti. Dangiškasis tėve, mes dėkojame už pranašus ir už tuos visuotinius bažnyčios pareigūnus, kurie šiandien kalbėjo mums. Linkime, prašome laimink mus didesnių tikėjimų. Padėk mums žinoti tavo valią. Padėk mums būti ištikimiems. Padėk mums eiti pirmin, daryti, ką pajutome ir išgirdome. Esame labai dėkingi už viską, ką turime, už nuostabę narystę. Tai sakome Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Tai buvo 185-osios visuotinės metinės pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios konferencijos transliacija. Kalbėjo bažnyčios visuotiniai įgaliotiniai ir pareigūnai. Giedojo Mormonų tabernakulio choras. Šią transliaciją visuomeniniais pagrindais paneigė Bonneville Distribution. Bet koks šios programos dauginimas, įrašymas ar kitoks panaudojimas be raštiško sutikimo draudžiamas.